šį renginį. Šios konferencijos tikslas yra aptarti Baltijos profesinių mokyklų žaidynių atidarimą ir pačią žaidynių eigą. Ir konferencijoje dalyvauja Švietimo ir mokslo sporto viceministras Giedrius Grybauskas, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros Vineša vadovas Valdas Jankauskas, Alytaus profesinio renginių centro direktorius Vytautas Zubras ir Latvijos delegacijos vadovė Rūta Gintautė Mirygina. Žinoma, šios žaidynės nėra daugiau mažiau apie sportą, apie rezultatus, ką aš sakiau atidarymo metu, kad pirmiausia labai svarbu, kad tos žaidynės vyksta tradiciškai 29 metus. Ir šitoje vietoje reikia padėkoti Linešai, kad tikrai puikiai suorganizavo renginį, suorganizavo atidarymo gražią ceremoniją, spaudos konferenciją ir tikrai aš manau, kad pakelia tas žaidynės į aukštesnį lygį, kada dalinamės su visuomenė, kas tos visuomenės bendruomeniai gretose vyksta. Tai sveikinu alytiškius priimant šias žaidynės. Ir mano supratimu tai yra tikrai svarbus renginys. Jis galbūt jo istorija yra, kad 92 metais būtent tuo laikotarpiu, kada tikrai vienimas buvo labai svarbus, būtent tam tikrų žmonių dėka iš kiekvienos valstybės buvo būtent įkurtos žaidynės. Ir šiandien mes jau turim 2025 metus ir tai iš tikrųjų be didesnio tarpo jos vyksta kas metais. Tai vien šiandieną yra atvykusių 210 sportininkų, kurie 2 dienas rungsis krepšinio, tinklinio, stalo teniso. Čia įdomi dar detalė, kad čia yra ir numatyta daugiakovė direktorių varžybų, kas irgi tokį įvairumą padaro. Ir mano supratimu, turbūt tikrai, kaip ir viceministras minėjo, kad gal nėra labai svarbus olimpiniai rezultatai, bet iš tikrųjų jauniems žmonėms yra labai svarbu tobulėti. Ir mes paprastai tobulėjam tada, kada mes kažką tai sunkiai darom. Nes kai tu esi zenite ir jau esi su geru rezultatu, paprastai tobulėjimas nevyksta. Bet nežiūrint to, natūralu, kad atvažiavusių bet kokias varžybas, pradedant olimpiniam, kiekvienas sportininkas siekia rezultatų ir aš manau, kad šiandieną tai turi jie galimybę padaryti. Labai didelis ačiū Alytaus profesinės mokyklos direktoriui asmeniškai būtent už tai, kad visa bazė suteikta, visi resursai, kurie ir tai leidžia turbūt renginiui tikrai turėti gerą lygį, nes tai tikrai puikia bazė. Savanoriams labai ačiū, kurių tikrai čia pakankamai daug, tai būtent nuo tų dalykų priklauso varžybos ir ačiū ir aš manau, kad jos bus tikrai sėkmingos. Alytuje vyksta Baltijos šalių žaidynės prieš 15 metų, kaip tik tai mūsų mokykloje ir Alytaus mieste jos vyko, dabar sugrįžo dar kartą. Mes aišku irgi esam sustiprėję, turim tikrai puikią infrastruktūrą, turim puikius partnerius ir šis renginys ne vien tik tai mūsų bendruomenės, aišku, organizatoriai Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos neformaliojo švietimo organizacija, bet mums tikrai svarbu tai, kad mes Alytaus mieste ir kaip regione labai glaudžiai bendradarbiaujam su miesto savivaldybe, su įvairiom institucijom ir netgi atidarymo renginys, kaip jūs matėte, tai buvo toks bendras visų mūsų institucijų gražus produktas. Manau, kad esam pasirengę renginiui, tikrai panaudosim, sportininkai panaudos sėkmingai visą turimą infrastruktūrą, mes ir toliau tobulėsime ir manau, kad dar esam pajėgus priimti ne vieną kartą Baltijos žaidynės organizuoti Alytuje. It's sport games which has continued more than 30 years and we hope that we can continue this tradition in next year in Estonia. Visoms Baltijos šalims labai svarbu ieškoti bendrų taškų ir ryšių ir šią žaidynės įmato kaip labai gerą galimybę profesinių mokyklų kolektyvams susijungti vieną renginį, pasikeisti ryšiais, užmegzti naujus ryšius ir visiems žaidynių dalyviams linki sportinės sėkmės. I think in this event we of course try to be best in all competitions, but I think basketball is our strong side.
Tai mes manome, kad esame stiprus visose sporto rungtyse, bet būtent šiame renginyje tikimės vaikinų krepšinio, kad komanda bus tikrai konkurencinga ir kovos dėl pirmų vietų. Kalbėdamas apie sporto bazės, man teko lankytis ne vienam mieste ir žinau, kad netgi kai kurios nacionalinio krepšinio lygos komandos žaidžia profesiniuose mokyklose, tai tikrai salės yra geros. Mes turim kitą bėdą, kad mažėja vaikų skaičius, dėl tų vaikų pradeda konkuruoti ne tik profesinės mokyklos, bet ir kolegijos ir universitetai. Ir šitoje vietoje mes visi turim iššūkį, vakariečiai gerai gyvena, mes irgi jais esame, tai vaikų skaičius mažėja ir šitą sportinį rezultatą turi tiesioginį įtaką. Tai mes turėtumėm dabar kalbėti plačiau apie bendrą visų sveikatą, ypač, ką minėjo kolegė iš Latvijos, tam geopolitiniam kontekste labai svarbu, kad galvotumėm ne apie medalį, žinoma, dalyvavimas renginiuose ir varžybose yra labai svarbus, bet čia yra tik tai elementas. Mes turėtum kalbėti apie masinį fizinį aktyvumą ir geresnį sveikatą bei fizinį pasirengimą. Manau, kad visose mokyklose sporto bazės yra atnaujinamos. Ir atnaujinamos ne dėl to, kad jos gražiai atrodytų, bet kad būtų užimtumas. Ir yra ir pamokos, yra ir neformalusis švietimas, yra įvairios treniruotės ir sporto bazės yra panaudojamos pakankamai intensyviai. Aš labai dėkingas ir Lietuvos neformaliojo švietimo asociacijai Lineša. Iš tikrųjų, nacionaliniam lygmenyje vyksta gana daug varžybų, o tai tikrai labai svarbu ir kiek suprantu, dar bus toliau tobulinama, matomas toks žvilgsnis į ateitį, kad reikėtų daugiau gal sporto šakų įtraukti į varžybas tarp mokyklų. Tai čia dabar, kurie atstovaus Lietuvą, tos komandos, kurios atstovaus Lietuvą, tai jos yra geriausios Lietuvoje, o regionuose buvo varžybos, regionuose geriausi krepšininkai, geriausi tenisininkai dalyvavo finalinėse varžybose. Tai gyvenimas tikrai juda, visi mes turim tobulėti, visi turim galvoti apie ateitį, bet sportas šalia profesinio mokymo jis yra be galo svarbus. Putinų gatvėje vyks krepšinio varžybos, tiek vaikinų, tiek merginų. Jonyno gatvėje stalo tenisas ir vadovų trikovė. Ir taip pat Miklusėnų gatvėje vyks tinklinio varžybos, tiek vaikinų, tiek merginų. Dar aš pridursiu, ką sakė Martynas, taip pat vadovų trikovė ir, kaip matėte, nėra gal pernelyg sudėtingi dalykai, bet tikslas yra, manau, bent mūsų kaip vadovų tikslas, kad vadovai tarpusavyje bendrautų. Ir vat tos bendrystės metu gimsta ir nauji projektai, mes vieni kitais labiau pasitikim, yra galimybė kuo puikiausiai stažuotę Latvijos mokiniams ar Estijos mokiniams atlikti Lietuvoje, kaip ir lietuviams kuo puikiausiai galima stažuotis ir Estijoje, ir Latvijoje. Tai tikslų yra labai daug. Sportas turi kartais dvi tokias funkcijas. Ir turbūt tas, kam teko gyventi tam tikrų laikę, tai jūs puikiai atsimenat turbūt ir bežinot, kad sportas yra naudojamas kaip propagandinė priemonė ir būtent tada orientuojamas į medalius, į pasiekimus. Bet vakarietiškos šalys paprastai sportą naudoja sveikai gyvensenai didžiai dalį piliečių palaikyti. Ir čia turbūt yra labai svarbu būtent įtrauktis,
bet nei jaunuolio, nei vaiko niekada neįtrauksi, jeigu jam nebus įdomu. Ir dėl to tos varžybos visos turi būti sistemingos, tas kas yra. Tai, ką mes, sakykime, Lineša organizuoja, būtent mokyklų varžybos, kurios vyksta kas metai, ten žautis pakankamai didelė, taip skaičiuojame apie 200 000, nežiūrint, kad mažėja. Tai turim. Kitas dalykas, atsiranda tokie ir įtraukties dalykai, kaip įvairūs renginiai, kurie būtent patys moksleiviai inicijuoja tam tikras varžybas, tam tikrus užsiėmimus. Nes būtent aš paminėčiau tą akcentą, kad Lietuva pereina prie to, nes profesionalus sportas yra tvarkoj, bet pereina prie sporto kaip galimybės būtent sveikatinimui stiprinti. Esam verslo technologijų skyriuje, čia vyksta Baltijos šalių profesinio mokymo įstaigų mokinių ir darbuotojų žaidynių stalo teniso varžybos. Čia matot varžybom paruošta nugalėtojam prizininkam taurės, dalyvauja Lietuva, Latvija, Estija, vaikinų komanda 3 dalyviai, merginų 2 dalyvės ir darbuotojų. Ir vyksta atkaklios kovos, 2 yra sporto salės, po 4 stalus kiekvienoje sporto salėje ir vyksta varžybos. Varžybų nugalėtojams atiteks šios gražuolės taurės. Ir pagaliau tas kažkada buvo labai tinklinis. Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros ir organizuojam Baltijos žaidynės 29-asias. Dabar vyksta kaip tik tais tinklinio varžybos, kur žaidžia Latvija ir Estija. Latvija visada diktuoja aukštą lygį tinklinėje, kaip mes krepšinėje, taip kad žiūrėsim, gal Lietuvos komandom šiemet pasiseks aplošti Latvijos. Ir nugalėti, ir visiems tikimės geros šventės ir labai džiaugiamės, kad Alytus turi tokią gražią bazę tinklinio. Būtent nelabai tekę kur matyti, kad būtent tinkliniui būtų pastatyta bazė.